už idėją iš visos širdies. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Labas rytas, Lietuva. Šiandien kamuolys savo kelionę pradeda iš valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių rinktinės. Mūsų maršrutas eina per Tauragę bei Skaudvilę, iš viso 60 km. Pasieniečiai, ar jūs pasiruošę? Mes varom už... Kalbame su valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių rinktinės štabo viršininku. Labadiena. Labadiena. Mums iš tikrųjų yra labai džiugu, kad jūs prisijungėte prie karavano Varom už Lietuvą. Tai visa Lietuva, krepšinis, šiuo metu tai tikrai religija. Mes įbumsime į Tauragės miestą ir dainos skamba iš toli. Nekankinkit manęs, nekankinkit, nežarstykit senųjų žaizdų. Kągi, mes atvykome į Tauragę ir čia mus pasitinka Tauragės savivaldybės meras Pranas Petrošius ir mero pavaduotojas Silverijus Statkus. Ačiū Jums už tokį triukšmingą ir gražų priėmimą ir sakykite, koks jausmas turėti kamuolį savo mieste. Na, aš tikiuosi, kaip ir visai Lietuvai, taip ir mum. Tai yra puikiai šventė, nuostabus renginys ir mes taip pat esame krepšinio miestas, kaip ir visa Lietuva. Mes už savo komandą, už savo valstybę pergyvename ir tikiuosi, kad mes laimėsim. Aišku, sergam, negali nesirgti žmonės. Mes sportavę jaunystė esam. O, ką sportavote? Krepšinį pagrindė, stabdus labai. Tikiuosi, kad ta visa energija, jėga ir dvasia persiduos Lietuvos rinktinės žaidėjams ir jie tikrai bent jau medalius iškovos, o gal ir taps čempionais namuose. Ačiū prekybos tinklui Iki, kuris kiekvienam miestui dovanoja galimybę laimėti bilietą į Europos vyrų krepšinio čempionatą. Mariaus, sveikinu laimėjus bilietą. Dėkui. Koks jausmas, sakyk? Nepakartojamas, taip norėjau pastebėti krepšinio varžybas, bet dabar jau širdis plaka dideliu ritmu. Štai ką mum iškrita Tauragėje, bet karavanui Varom už Lietuvą jokios kliūtis nebaisu, nebijom nei griaustinių, nei žaibų. Stebėkite mūsų nuotykius, kaip mes varom į Skaudvilę. Žygį garsina TV3 ir Viasat. Žygio partneriai – naujienų portalas Delfi, 20-metis Radio centras. Mes laimėsim!